Sveiki, Rūta. Aš paskutiniam dienom įvaldžiusi atsakymo žinutėmis parašytomis Facebook'e meną ir taip didžiuosi savim ir džiaugiuosi, kad man patinka. Ir staiga pamatau jūsų klausimą ir galvoju, kad į šį klausimą raštu aš niekaip neatsakysiu. Ir vėl įsitraukiu seną gerą video formatą. Tai ačiū Jums už tai, už įvairovę. Sako, kol mes skirtingai viską darom, net jeigu valgant, pavyzdžiui, kelias sekundės valgai ne su dešinė šakutė, o su kairė, tai mes stimuliuojam visai kitą smegenų pusrutulį ir tai labai sveikatai naudinga, visokiai ir psichologiniai, ir fiziologiniai. Manau, kad jūsų klausimas labai gerai atliepia tą truputėlį dualistinę mūsų prigimtį. Tai yra, iš vienos pusės mes esame labai konkretų žmonės, gyvenantys konkrečiam kūne, turintys labai aiškius santykius ir panašiai. Ir kaip tie žmonės, nori, nenori, mes esame įtakoje viso to, kas vyksta aplink mus ir mus tai žaidžia, linksmina, motyvuoja, mumyse pažadina atsakomybės jausmą. Bet mes taip pat negalime nuneigti, kad turime gilesnę dimensiją mumyse, kuri nėra visiškai žmogiška, kuri turi kitokią prigimtį ir kurioje savokos kaip aš turiu atsakomybę prieš kažką, aš turiu kalbėti, nelabai egzistuoja. Ta gilesnė dvasinė dimensija, galime ją lengviausiai tikriausiai prilyginti gamtai ir iš gamtos ateina lengviausiai pavyzdžiai. Pavyzdžiui, obelis, kurie augina obuolius, jinai nejaučia atsakomybės kalbėti prieš žmogų, kuris tos obuolius nesurenka laiku ir jie supūna. Obelis, kuri augina obuolius, nejaučia atsakomybės kažkaip tai pamokyti vaikus, kurie žaidžia poje ir tos obuolius sutrypia su savo kojom arba net su laždom išdaužo. Jinai suvokia, kad jos kaip obels atsakomybė yra obuolius auginti. Jinai negali eiti prieš savo prigimtį, kitaip tariant. Tai jos kaip obels atsakomybė yra kiekvienais metais pumpurus auginti, obuolius auginti, numesti lapus, kad ateina žiema. Kitą pavasarį vėl juos užsiauginti. Čia jos atsakomybė kaip obels. Visa kita nėra jos atsakomybė, nes tai nėra jos prigimtis. Bet aišku, mes kaip žmonės, mes ir skiriamės nuo gamtos, mes turime smegenis, esame evoliuciškai labiau pažengę. Tos smegenys, aišku, mums prikuria daug problemų, bet taip pat jos ir naudingos, jos taip pat daug gerų dalykų yra prikūrusios ir gali dar daugiau prikurti, jeigu mes sąmoningai jas naudosime. Tai vat palyginus obelį mes turim smegenis ir tos smegenys mums daug ką sako. Ir vat jos mums kalba apie tą atsakomybę ir mes tarsi pasimetam. Kaip ir iš vienos pusės mes iš savęs darnūs, taikus, bet taip viduj knipžda mintys, aš negaliu to taip palikti, aš turiu atsakomybę, aš turiu apie tai kalbėti. Turiu eiti ir tam žmogui kažką tai pasakyti. Ir aišku, mes negalim visiškai ignoruoti savo žmogiškos prigimties taip pat, nes kad ir kaip ten bebūtų, mes atėjom iš tą žmogišką prigimtį. Tai mes turime išmokti būti darnoj su ją ir naudoti ją sąmoningai. Tai man atrodo prieš tai, kaip jūs nuspręsite, koks išvis teisingas sprendimas šitoj situacijai. Ar kalbėti su mokytoja, auklėtoja, ar nekalbėti. Ar jais sakyti tam tikrus dalykus, ar pasidalinti savo patirtimi. Ar jais sakyti, kad kažką nugirdote, ar sukurti kažkokią panašią istoriją, ar jos ribose pasakoti, tai ką norite pasakoti. Ar pasinaudoti šitą situaciją, kurią nugirdote, ar pasinaudoti savo vaikų situacijom, kurios kitos ištinka darželyje. Arba kalbėti apie savo situacijas namuose. Apskritai prieš priimant sprendimą, ar eisit ar neeisit, ką darysit, ko nedarysit, aš jums patarčiau išeiti ten, kur jūs pasisemėte resursų ir daryti tai, kas jums taip pat suteikia resursų. Tai galbūt užsukti į savo pomidorų karalystę ir ten praleisti porą valandų. Negalvojant apie šitą situaciją, o atsiduodant visiškai tiems savo pomidorams. Ir juos renkant, nešant namo, plaunant, ravint, skabant, pririšant, atsiduoti visiškai momentui su pomidorais. Kad tuo metu viduje labai stipriai paviršių išnirtų jūsų tikroji prigimtis, ta dvasinė, kuri netaip matoma kiekvienos dienos įvykiuose. Nes jinai su savim atneš jums pojūtį, koks sprendimas iš viso šitoje situacijoje reikalingas.
Ir kai jūs labai darniai viduje jausitės, tai atėjęs sprendimas padiktuos ir savo būdus. Kokiais būdais. Tai yra kažkas iš viso to, ką žinau, kas man labiausiai padeda suvienyti, įvesti į darną abi mano prigimtis. Tiek žmogišką, tiek dvasinę. Kai aš leidžiu žmogiškai prigimčiai veikti nušviestai, įkvėptai dvasinės prigimties. Kai mano kelrodė žvaigždė yra dvasinė mano prigimtis, o žmogiška prigimtis, kai tarnauja kaip įrankis tam įgyvendinti. Bet aš visų pirma patarčiau praleisti laiko ten, kur jūs įsikvėpėte ir išgirsti sprendimą. Ir kai išgirsite sprendimą, jeigu sprendimas bus taip, aš noriu pakalbėti su mokytoju, tai kokiais žodžiais kalbėti, ką jai sakyti, kaip prieiti prie situacijos. Jūs taip pat galite truputėlį tame momente įsiklausyti. Ką jums sako ta visiškai atsipalaidavusi, atsidavusi momentui Rūta po kažkiek laiko su savo pomidorais ir kaip jinai jums kužda jausį prieiti prie situacijos. Aš galiu pasidalinti, kaip aš prieičiau prie situacijos, jeigu būčiau jūsų vietoje. Ir jeigu primčiau sprendimą pasikalbėti su mokytoju, su auklėtoju. Ir čia pratus prie mokytojų, nes aplink mane vien tik mokytojas mokykloje. Tai aš pasakyčiau mokytojui taip, kaip aš jaučiuosi viduj. Aš pasakyčiau, aš praeitą dieną nugirdau, kaip jūs kalbėjote su berniuku. Jūs norėjot jį nuraminti, kad jis nustotų verkti. Ir jisai tikriausiai nenustojo. Aš girdau, kaip jūs jam taip grasinote. Ir taip griežtai sakėt, kad jeigu nenustos verkti, tai iš vis nueis į kitą grupę. Aš iškart noriu prisipažinti. Aš esu taip pat savo vaikams grasinusi namuose, kai mane išveda iš kantrybės. Ir man tokių situacijų namuose taip pat yra buvę ir aš labai jūs puikiai suprantu ir aš dar niekada nesu buvusi tiek daug vaikų darželyje, tai kartais aš vis nesuprantu, kaip jūs atlaikote ir tuo pačiu aš taip pat žinau, kad kai aš griežtai ir netgi žiauriai kartais kalbuosiu su vaikais ir grasinu jiems, aš taip pat žinau, kad nėra okei taip ir palikti ir aš grįžtu prie vaikų ir atsiprašau. Aš aišku nesu jokio galio jums pasakyti, kad jūs turite atsiprašyti to vaiko, bet man atrodo tai svarbu, kad mes visi supykstam ir apriekiam tos mažylius, tai yra normali gyvenimo dalis, mes irgi žmonės su labai ribotais ištekliais, bet man atrodo, kad jūs kažkaip turėtumėt vis tiek tam vaikučiui pasakyti, kad va tada jūs pasikaršiavot, paprasčiausiai. Aš tai girdėjau, man tai rūpi, mano ir vaikai šitą įstaigą laiko. Ne dėl to, kad aš jaučiuosi pranašesnė už jūs ir galvoju, kad aš tai moku geriau, o ne, patikėkite, jeigu ateitumėt pas mane į namus, pamatytumėt, kad man labai panašiai bendraujasi. Tais momentais, kai aš nebeturiu kantrybės. Bet man kažkaip atrodo, kad svarbu vaikams, jie tokie maži, bet būtent jie maži, jie įsigąsti gali labai daug ko. Aš kaip mama žinau, kad irgi jeigu vaikas įsigąsta darželį, po to nenorėti, tai mamai vėl tiek rūpesčių, kaip į tą darželį vėl norėt, kad jis eitų. Tai man atrodo, būtų svarbu, kad jūs pasakytumėt tam berniukui kažkaip, kad jūs pasikaršiavot paprasčiausiai, kad tą dieną buvot pavargusi galbūt, kad jūs visai bandėt ir galiausiai jisai vis nenorėjo bendradarbiauti ir jums taip gavos. Tai atsiprašau, nežinau kaip susiklausė, aš norėjau labai širdies pasakyti ir dvejojau ar pasakyti, bet jaučiu, kad nutylėti irgi negaliu, tai tokia ir mano labai nepatogi situacija, kalbu su jumis ir žodžiai veliasi ir širdis kalatojasi, nesinoriu jūsų žeisti ir tuo pačiu nekalbėti irgi negaliu. Tai aš taip sakyčiau, jeigu aš pajusčiau, kad aš noriu pasikalbėti su auklėtoja, tai tai yra taip, kaip aš jaučiu šiandien, kad aš su ja kalbėčiau. Jeigu pajusčiau, kad nenoriu kalbėti su auklėtoja, nes tuo momentu 2 valandas kažkur gamtoje arba jūsų atveju galbūt su pomidorais, pajusčiau, bet stipriai pajusčiau savyje tą obels prigimtį. Kad mano prigimtis, gamtos prigimtis yra kitur ir kad
Galbūt tas noras kalbėti su auklėtoja kyla iš kitokių motyvų, pavyzdžiui, kyla iš to įdiegto kažkokio atsakingumo, kad aš turiu jaustis atsakinga, kažkokio įdiegto irgi įsitikinimo, kad aš turiu atliepti blogį, kurį matau aplinkui tiesiogiai jį atliepdama. Tai yra, matau blogį ir einu tą blogį panaikinti kažkaip tai. Kad tai jeigu stipriai jaučiu tą prigimtį, kad iš tikrųjų nejaučiu, kad eit kalbėti su auklėtoja yra teisingas sprendimas, nes nemanau, nes galbūt labai aiškiai save pamatyčiau ir suvokčiau, kad kiekvienoje to situacijoje, kur aš buvau nušokusi nuo bėgių, ar iš kito žmogaus pastebėjimas to būtų suveikęs, jeigu aš tai žinau, kad aš nušokau nuo bėgių, tai nebūtų suveikęs kaip pagalba man, tai būtų dar papildomas priekaištas, jeigu aš pati viduje žinau, kad aš nušokau nuo bėgių. Iš kito žmogaus man reiktų palaikymo, ar galbūt irgi netokio tiesioginio, maždaug kaip tu čia gerai iš to situacijos elgiesi, bet apskritai palaikymo žmogaus iš visuomenės, teigiamo požiūrio į mane, tikėjimo, kad aš esu gera, pakankamai gera bet kokiose situacijose, mama. Kad tas kartas, kai aš reikiu, manęs neapsprendžia kaip mamos, jeigu tie kartai yra dažni. Tai jeigu čia aš esu sąmoninga, jeigu aš nesu sąmoninga ir kai reikia ant vaikų, nematau tame nieko blogo, ar pokalbis iš kito žmogaus ir man to parodymas atvertų man akis, aš nesau, kad visai taip negali būti, gali ir būti. Kartais tikrai užtenka vieno kažko, nuo ko prasideda visai kitokio kelio pradžia. Bet tikimybė, jeigu taip eitų statistiką išvesti, jeigu aš pati nesąmoningai, nesuvokiu sąmoningai, kad aš kažką netaip darau, tai iš kito žmogaus pasakymas tikėtina, kad mane tik užtvirtintų mano pozicijose. Ir galvočiau, ta mama visai nesupranta ir ten vadelės atleidus, tai taip ir matau tos vaikus, kaip jie elgiasi pas tokias mamas augdami. Tai tada aš eičiau atliepti situacijos, nekalbėdamas su auklėtoju, o pagal mano prigimtį. Tai yra mano prigimtis kokia? Mano prigimtis yra jūsų prigimtis. Kokia jūsų prigimtis? Mano prigimtis, pavyzdžiui, yra vėlgi padaryti tai, kas nepasiekiama, pasiekiama kitiems, kas nesuprantama, suprantama. Tai aš eičiau galbūt tą temą įrašyti įrašą, visiškai neminėdama tos auklėtos arba labai labai taip trumpai, bet aš rašyčiau įrašą apie visą tai, ką man jie tai pagimdė ir ką aš apie tai galvoju ir įdėčiau tai žodžius. Galbūt aš apie tai pasikalbėčiau savo vaikais grįžus. Vėl ne apie auklėtoją kaip po tokią, o apie tokias situacijas, kai mes nutrūkstam nuo vėžių, kaip sunku grįžti, kaip sunku pripažinti, kaip kartais nepastebim tų situacijų. Aš atliepinėčiau situaciją, neįtraukiant visai tai auklėtojus. Aš atliepinėčiau prevenciškai teigiamai savo aplinkoje su žmonėm, kurie man svarbus, su veiklomis, kuriuose aš esu, daryčiau įtaką teigiamą prevenciškai tą temą, tai kas yra mano erdvė ir mano sociumas, pagal mano prigimtį, kas tai bebūtų, kaip tai bebūtų. Tai va, bet kuris sprendimas teisingas jums, jūs tikrai pajusite pati viduje, pabuvusi su savimi, ten toj stichijoje, kur jūs maitina. Tai iš pradžių vis tiek patarčiau įsiklausyti jūs, nes šita situacija atsitiko jums, vadinasi atsakymas taip pat turi ateiti jums iš vidaus. O kad geriau save girdėtumėt, eikit ten, kur galite atsiduoti momentui, nebūti mintyse, o atsiduoti momentui pilnai ir išgirsti, ką tas momentas, kokia išmintimi savo su jumis dalimis.